Krepšininko išvaizda ir plačia šypsena apdovanotas panevėžietis yra tas žmogus, su kuriuo privengia kovoti geriausi pasaulio kartingo meistrai. 1,96 cm ūgio vaikinas Simas Juodviršis tik pernai startavo Europos kartingo lenktynių kovose, tačiau išsyk užsiėmė vietą tarp geriausiųjų. Paklaustas, kur jo sėkmės paslaptis, abiturientas juokauja, kad viską lemia užsispyrėliškas charakteris. Pasakai savo, kad privalai laimėti ir tą darai bet kokią kainą, tvirtino Simas. O jaunosios kartingų žvaigždės aistra šiam sportui gimė dar prieš 10-metį ir gana netikėtai. Tiesa, jau netrukus pasipylė pirmieji titulai, bylojantis apie tai, jog Simui kartingų sportas tarsi į kraują įaugusi sporto šaka. Pradėjau važiuoti nuo 9 metų ir buvau vienais metais įstojęs, 2008 liktais, pailsėti, bet toliau važiuoju. Galima sakyti, jau vos ne 10 metų važiuoju. Ir kas tave pastumėjo kartingus? Iš tikrųjų, iš pat pradžių mažas buvau. Ten su tėčio draugais važiavom į Vilnių su nuomeniais pasivažinėti. Ir ten su vyresniais vaikais kažkaip pradėjau lenktyniauti ir ten visus aplenkiau. Ir buvo dar greičio ruožo klubas ir pasiūlė jo prezidentas nusipirkti porą kartingų ir pabandyti pravažiuoti sezoną, pažiūrėti kaip sekas. Ir tuomet pradėjau važiuoti, aišku, daug treniruočių buvo ir pradėjau nuo pusės sezono. Ir tą pusę sezoną laimėjau ir tapau iš karto Lietuvos čempionu. 10 metų kartingo lenktynėse važiuojantis panevėžietis tik pernai debiutavo aukšto lygio tarptautinėse lenktynėse. Tai buvo po to, kai jį pakvietė Klaipėdos lenktynininkų komanda RKV Racing. Kartu su jos vadovu Vitalijumi Gudzenko Simas išsiruošė užkariauti Europos. Iš karto nuo pirmų varžybų jau pirmą vietą laimėjau. Tai ir tapau Lietuvos čempionu, tikrai. Tai yra sunku padaryti, nes dažnai niekam tai nepavyksta. O už Lietuvos ribų? Už Lietuvos ribų. Vienais metais važiavom Lenkijos čempionatą. Tai tapau Lenkijos čempionu, ko dar niekam nebuvo pavykę padaryti. Pernai laimėjau Latvijos čempionatą bei Pabaltiją. Buvau pasaulį 4. Ir Europos čempionate galutinį įskaitą likau 5. O šiaip tai pernai vienas iš geriausių sezonų buvo, nes Europoje 2 kartus laimėjau ir dar vieną etapą pritrūko, kad būčiau Europos čempionu. 19-metis maksimalistas užsispyręs ožiaragis Simas šiemet sieks tapti Europos čempionu. Taip pat nori laimėti ir pasaulio taurės lenktynės ir žinoma visas likusias varžybas Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Šiemet jo laukia per 20 startų. Na, nežinau, šiais metais turime aukščiausius tikslus laimėti Europos čempionatą, aišku, Pabaltiją ir pasaulio čempionatą. Jau vyko 2 Europos čempionato etapai. Vienas buvo Ispanijai, kurį laimėjau, ir prieš mėnesį buvo Belgijai, irgi kurį laimėjau. Tai tiesiog pergalingas sezonas, pergalingai prasidėjo. Ir praeitą savaitgalį buvo Latvijoje Pabaltijo taurė, tai irgi laimėjau. Jo. Turiu daug patirties ir galbūt man sekasi, bet to labai gerai jaučiu, kas vyksta aplink. Man nereikia atsisukti ir žiūrėti, kiek yra atsilikęs antrasis, aš jaučiu ir sugebu gerai dengtis, pasirinkti teisingą trajektoriją, kad manęs neaplenktų. Turiu tokią savybę, kad galiu vienas greitai važiuoti ir man tai padeda per lenktynes, kai būnu lyderis. Dauguma vairuotojų nesugeba greitai važiuoti vieni, teigė Simas. Tačiau jaunuolis atskleidė, kad niekada liaudiškai tariant nenurašo varžovų iki tol, kol priekyje savęs nepamato plazdančios šachmatinės finišo vėliavos. Europoje tai labai pirmas 10-ukas yra tikrai labai stiprus. Dauguma iš Pabaltijos šalių yra. Estai, Latvijai, tikrai jo. Ir lietuviai, aš atstovauju Lietuvai ir tikrai visi yra labai stiprus. Daugumai besidominčių šiuo sportu neretai kyla klausimas, kaip Simas, būdamas net beveik 2 metrų ūgio, telpa į iš pažiūros nedidelį kartingą. Sportininkas juokiasi ir tvirtina, kad kartingą minimaliai galima savo prisitaikyti, tačiau jam ūgis nekliūtis. Anaiptol, tai sportininkas įvardyja kaip privalumą. Iš tikrųjų viskas eina standartiškai. Tik tais gali pasirinkti gamintoją, variklio ir kartingą. Daugumą kartingų gaminame Italijai. Tiesiog viskas standartinis, spalvos, liūdukai, ilgis, nesvarbu ar tai ilgas ar ne, bet aišku gali dasipirkti, pavyzdžiui, aš esu ilgas, gali dasipirkti priedą, kad tiesiog būtų kartingas truputį ilgesnis, kad patogiau būtų važiuoti, bet to man nereikia, užtenka dar.
Tu saugiai jautiesi? Tai aišku saugiai, visi sako, kaip tu gali pavažiuoti aukštas, nu nežinau. Visi Europoje, kas aukšti yra, tiesiog priekį važiuoja labai greitai. Simas Juodviršys paklaustas, ar ateityje neplanuoja persėsti iš kartingo į formulę ar kokią kitą transporto priemonę, tvirtino, kad apie šį žingsnį galvojama. Tačiau visus norus į šalis išvaiko mintis apie finansinę situaciją. Pasak kartingų sporto meistro, norint patekti tarp elitinių formulės sportininkų reikėtų ne 1 milijono litų, o šiais laikais bandyti daryti tokią investiciją per daug rizikinga.